Tu nė velnio nepagalvojai. Taigi Lukas veda tavo dukrą, na. Ar jau visai užmiršai? Kas tau? Fredi, pagalvojai? Pagalvojau. Lukas augęs žmogus, stiprus vyras, atlaikys. Bet to jam nebūtina visko žinot. Tu manai, kad Lukas neįtars, kad tu? Tu manai, kad jis toks kvailys? Tu taip manai? Gerai. Tada mano paskutinis klausimas. Kai Lukas ir Laura susilauks vaikų, ane? Ir jie paklaus, o kur kitas senelis? Ir gal jiems bus atsakyta, kad tą senelį nužudė senelis Fredis. Tu. Ką tada tu jiems atsakysi? Fredi, ką tu atsakysi? Senelis mentas. Menka garbė. O jo, gerai, supratau. Viską supratau. Tada, Fredi, aš iš čia išeinu. Buvo malonu su tavim turėti reikalų. Bet nuo šiol būtų maloniau man jų visai nebeturėti. Fredi. Niekada. Girdėjai? Niekada. Viskas. Sudėv, vyrai. Kas dar? Kas dar? Kam dar širdelė suskaudo dėl senelio? Supratau. Gerai. Sveiki. Sveiki. Gal galiu kažko padėti? Taip, aš ieškau dovanos savo sužadėtiniai. Ar yra kažkokia proga? Na, ne, kaip ir be jokios progos, tiesiog nudžiugint, noriu siurprizą padaryti. Malonu, mes turim didelį pasirinkimą, kažką tai tikrai parinksim. Puiku. Nu tai gerai, jo chata yra čia. Nu tai dabar reikia pasiekti pro kur ir kada jis važiuoja darbą. Tai ką čia sekti, jeigu vienas kelias tai yra? Nu tai gerai, o tai ką, jis pro čia negali važiuoti? Teoriškai jisai gali pro čia važiuoti. Čia toliau gaunasi, bet gal greičiau. Aš trumpam. Давай, įsijunk.
Pala. Gali atidaryti? Nu, va, prašau. Sakėgi negeri šampano. Kada aš taip sakiau? Nu, bare, kai negeriai. O, jūs vyrai. Aš juk atsisakiau šampano, kurį man siūlė nepažįstamas vyras. Nesakiau, kad nemėgstu šampano. Supratai? Čia tas pats lyg nepažįstamas vyras bare pasiūlytų pasižarinti. Ir jeigu aš atsisakau, tai nereiškia, kad nemėgstu seksą. Nu ką, viskas, šiandien baigiam. Aš važiuoju savo reikalais, o jūs varot pas komandorus ir viską grąžinat. Kapiš? Kapiš. Nu tai ir varot. Kas yra? Šūdo krūva. Viskas čia yra šūdo krūva. Man jau atsibodo to tėvo klausyti. Važiuojam dabar atiduoti savo susišaudytų šaibų tik dėl to, kad tėvas taip pasakė. Ir teisingai pasakė. Šūdą sumalį reikia atsakyti. Reikia kažkokį respektą turėti, ar ne? Grabe mačiau šitą tavo receptą. Respektą. Nu koks skirtumas, Markai? Kas man iš tavo to respekto, ką? Man reikia mašinų, man reikia mergų, man reikia kelionių, kaifo, nuotykių. Ir dabar, o ne po 10 metų. Klausyk. Nu tai klausau. O gal davai tu nebesilaužyk ir sukam varkę su to čipu, ką? Čia bus riebu, aš jaučiu. Nežinau, man ten kažkoks hemorojus. Šiknoj pas tave hemorojus. Nėra dar, žinau. Lukai? Lukai, aš tuoj. Kur tu pasislėpei? Lukai. Čia. Viskas gerai? Jo, sorry, biški prispaudė, aš greit išeisiu, gerai? Okei, lauksiu svetainiai. Klausau, Švarcai. Dovano, kad seniai neatsiliepiau.
Alio, Švarcai. Kalbėk, alio. Alio. Lukai. Tau viskas gerai? Lukai, užmigai ar ką? Jo, tuoj aš. Nu, labą dieną. Labas. Galvojau, užmigai? Ne, aš taip, žinai, užsigalvojau, užsiskaičiau, žinai, kaip ten būna. Nežinau. Čia jau jūsų vyrų iškrypimas viską tualetuose skaityti iš eilės. Jo. Tai nori man kažką pasakyti? Ką būtent? Nu, tai nežinau. Tai tu pasakyk. Ar man už tave reiks? Aš nelabai suprantu, apie ką tu kalbi. Tu čia rimtai. Ne, šimtai nesuprantu, apie ką tu kalbi. Tu juokauji ar mane durnė laikai? Ne, aš juokauju, ne aš tave durna laikau, aš tiesiog nesuprantu, apie ką tu kalbi. Gerai, kaip čia tave ant to kelio užvest? Ką tu radai tualete? Nu, Zuiki, ką laikai rankose, iš tualeto su maišeliu išėjai? Ai, jo, sorry, visai iškrito iš galvos. Čia tau. Tikiuosi patiks. O kai iš čia, kokią progą? Tai atsidaryk, pažiūrėsi. Šiaip be progos tiesiog. Lukai, kaip gražu. Ačiū. Einu, užsidėsiu. Gerai. Nafik tu tą mašiną už kilometrą palikai, aš nesuprantu. A tai tėtukas pasibels nemokė? Ne, tik kad bels, kai reikalas yra. Supratau. A ko tokia ankstyvi? Terminas liktų rytoj. O tau nepatinka, kai viskas ne paskutinę sekundę sprendžiasi? A tai tėtukas pasibels nemokė? Ne, tik kad bels, kai reikalas yra. Supratau. A ko tokia ankstyvi? Terminas liktų rytoj. O tau nepatinka, kai viskas ne paskutinę sekundę sprendžiasi? Ne, viskas super. A skirtingai negu jūs pakviesiu užeit? Tikrinsit? Na ką, berniukai. Tai smagu, kad pavyko draugiškai susitarti. Turbūt jau eisit, ar ne? Nepasikalbėsim, nepasibūsim, arbatytės nepagersim. Tiesa, berniukai, o kaip dabar gyvensit, kai tetė uždarytas, a? Nežinau, kaip gyvensi tu, bet tėvą jau paleido. Cigaretę duok. Prisidegti. Neturiu. Tai nafik tu man tą cigaretę duodi. Ko čia užsirauki dabar? Nu tai ko man džiaugtis, ką? Aš vėl basas sėdžiu.
Niekas nekaltas, kad telefoną pas jūs mašinai palikai. Nu, tu dar čia pradėk gerai? Man ir taip jau grūzas ima. Gerai, nesiparink. Sugalvosim. Taigi mes jau esam sugalvoję, tik tu čia kažko laužysi. Čia apie tas tabletės iš čipo. Nu, Nežinau, nestovi mano to reikalo kažkaip. tu čia tau niekas ir neturi stovėti, seniai. Mes paimam, padarom, atsibašliuojam ir jeigu paina, kartojam, kame parkės. Nu, nežinau, nepatinka man kažkas. Karočią, daryk tu kaip nori, gerai? Davai, pavyzdžiui, man reikėjo. Ką dabar? Ne, rytoj. Tai aišku dabar. Vienas suksi. Nu ką tu siūlai, ką? Kartu nenori, tai suksi vienas. Nežinau, žinok. Nepažįstu aš jo gerai, negaliu nieko garantuoti. Gerai, davai nebesiparink čia. Varom. Bet tai atėjo vapsi, kaip tyliukai, jokio pasipriešinimo. Tėvas pastarajame. Jis ir dabar ant jų valdžią laiko. Chebra. Ilgai taupiau šitą bonką. Bet dabar atėjo proga jai nusukt galvytę. Taip. Siūlau tostą. Kad visos mūsų pergalės būtų tokios lengvos kaip šita. Nu nežinau, aš tai norėčiau. Nu viskas čia per daug lengva buvo. Norėtųsi bent kažkokio įdomumo. Įdomumo? Seni, tu prisimėjai tik tai šitą etapą. Tu prisimink, kai viskas prasidėjo, neatrodys taip paprasta. Davai. Gerai, už pergalę. Už pergalę. Sveika, brangioji. Sveikas. Nu, kaip sekėsi? Su visam jau šiandien sugrįžai? Su visam. Klausyk, aš taip tingiu šiandien gaminti. Gal užsisakom ką nors, ką? Gerai, užsisakom. Turi pageidavimų kokių? Jokių, man tas pats. Kažkoks tu keistas šiandien. Tik šiandien? Klausyk, tu man taip galvą suvėlei su tais prezidento rinkimais, kaip pasakei. Aš teisybę pasakiau. Ne, tai gal, aš nesiginčiu. Bet sakau, reikėtų gal daugiau ties to klausimu padirbėti. Tau nepasirodė mes,